Sveiki, per amžius. Garbė Jėzui Kristui. Mielas kunigė, labai malonu Jūs čia matyti. Ir teko su Jumis susipažinti bažnyčioje. Tikrai didelį įspūdį palikote, labai šiltą. Jūs tokią energiją gerą siunčiate žmonėms. Ar žmonės apie tai kažką pasako irgi, kaip ir aš dabar? Na, man irgi teko labai gerą įspūdį turėti, susipažįstant su Jumis. Na, vargu ar galima spręsti žmogų iš pirmo susitikimo, tas pasirodo per laiką, žinoma, kaip visada, bet pirmas įspūdis be abejo yra labai svarbus. Pėstute atėjote iki redakcijos Elektrėnų kronika? Taip, vaikščiot labai mėgstu, tai šiandien pakeliui. Ar sutikote ką nors eidamas? Ne, ėjau susikaupęs, kaip tik mąsčiau apie šiandienos mūsų susitikimą, kam norėčiau pasakyti skaitytojams ir kuom pasidalinti. Puiku, visų pirma, nuoširdžiai dėkojame, kad radote laiką ateiti pas mus ir ačiū, kad palaiminote redakciją ir tikimės, kad mūsų ratas skaitytojų tikrai bus ir toliau tas svarbus, kurie skaito mūsų žinias, pasiekia visą tą informaciją, kas vyksta mūsų Elektrėnų krašte. Ačiū už kvietimą. Ačiū Jums. Lapkričio mėnesį sukako lygiai metai, kai Jūs dirbate kunigu. Tarnaujate. Taip, tiksliai lapkričio 24 2025 metų Kristaus Karaliaus liturginė iškilmė buvo mano kunigystės šventimų data, tai va lygiai metai praėjo. Ir kaip tie metai? Kaip bendruomenė Jūs priėmė? Šiaip labai šiltai. Elektrėnai tikrai nuostabus kraštas, sankirta tarp 4 Lietuvos sostinių, taip pat esu kilimo iš Širvintų rajono Musninkų miestelio, tai čia atvažiuoti nebuvo taip toli, bet tas pirminis kontaktas su žmonėmis iš tikrųjų pirmos patirtis po kunigystės šventimų, pirmos išpažintis, pirmos šventosios mišios, pirmieji aplankymai pas ligonius. Tai čia kaip gerbiamas ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas buvo atvykęs, tai palinkėjo, kad pirma meilė nerūdytų. Tai tikiuosi tas ir bus, tas pirmas įspūdis Elektrėnų, pirmųjų žmonių, bendruomenės, parapijos išliks visą likusį gyvenimą. Panašu, kad tikrai nesurėdėjo per tuos visus metus. Kaip ir minėjau, Jūs minėjote, kad mėgstate vaikščioti ir taip pat yra žmonių matančių Jūs bevaikščiojantį palei ežero pakrantę. Ar būna akimirkų, kai žmonės Jūs atpažįsta ne kaip kunigą, bet kaip žmogų ir kaip tai reaguojama? Tai pasisveikinu tikrai su kiekvienu. Kažkada vaikščiau ir padariau tokį mažą eksperimentą. Tiesiog praeinantį žmogų bandžiau pagauti žvilgsnių, užmegzti akių kontaktą, pasisveikinti. Tai teko pastebėti, padaryti tokį eksperimento išvadą vis dėlto, kad žmonės bijo sveikintis, bet tie, kurie pasilabina arba nori šnektelti, tai tikrai tiems skiriu laiko ir tikrai yra gera pažinti savo praktiškai dabar jau kraštiečius, savo miestiečius. Žiūrėkite, dar vieni kiti metai ir jau visi sveikinsis. Tikėtina. O kas Jūs labiausiai džiugina arba netgi liūdina Elektrėnuose bendruomenėje? Na, čia toks įdomesnis klausimas. Kas džiugina, tai iš tikrųjų atradimai, kad Elektrėnai yra labai toks judrus miestas, labai beaugantis, besivystantis miestas. Tai čia tikrai jo yra pliusas. Na, iš tokių dalykų gal šiek tiek žmonės vieni kitų bijo, nelabai galbūt net ir pažįsta, tokiai jaučiasi izoliacijos, bet tas yra labai natūralu, tas yra padiktuota šio miesto istorijos, bet aš tai matau kaip tikrai puikią galimybę, kaip po nišą ugdyti bendruomeniškumą tarp žmonių, ypatingai tam parapijoje po šiais metais. Jau ateinančiais pradėsime alfa kursą skirtą kurti bažnyčios bendruomeniai, tokiai rimtesniai, kad
žmogus galėtų susipažinti su tikėjimu, su Dievu, vieni su kitais, turėti bendrą vakarienę, diskusijos ratelį, tokio, kaip iššūkiai padiktuoja poreikius, ko reikia. Tai tas tikrai yra labai galimybės rimtas. Elektrėnų parapija yra didžiausia Kaišiadorių vyskupijoje, bet bažnyčios lankomumu parapija pasigirti irgi negali. Kaip manote, kodėl? Čia gal toks irgi kompleksiškai būtų galima atsakyti šitą klausimą. Iš vienos pusės pati Lietuva yra šiaurės rytų Europa, rytų dalis, mes turėjom savo istorinį kontekstą, sovietmetį. Aišku, tas paliko randą tiek mūsų lietuvių tautiniai tapatybei, kurią buvo bandoma užslopinti, tiek mūsų kaip po katalikų savimoniai didelė palieta buvo ateizmo, kas tikrai rovė tradicijas ir šeimose, ir bendruomenėse tiesiog buvo bandoma užgniaužti tikėjimą. Tai labai natūralu, kad pasekmės yra ir šiai dienai. Kitas momentas yra toksai vadinamas terminas sekularizmas, kad būtų viskas be Dievo. Apie Dievą nešnekėt, neminėt kaip nors krikščioniškus dalykus, iš jų ištrauk Dievą, kad jų nebūtų, būtų tik gražios tradicijos. Tai va šitas šiandieną irgi kiša koją, bet žinoma, Elektrėnai nėra išimtis iš Lietuvos, iš Europos. Mes tiesiog, ką mes turime Elektrėnuose, tai yra, sakytume, statistinis vienetas iš tikrųjų. Ką mes turime Elektrėnų bažnyčia iš tikrųjų labai didelė pastatyta, labai daug sėdimų vietų, užtat kai ateini, atrodo, kad tenai yra reti suolai, bet tai yra, galima sakyti, tik tai optinė apgaulė. Iš tikrųjų, statistiškai nuo gyventojų mes turime tą patį, ką ir kitose Lietuvos vietose. Kai žmogui skauda arba nutinka kažkas jo gyvenime, ar išeina artimas žmogus, dažniausiai tokius žmonės mes matome maldos namuose, bet kai situacija vėl pasikeičia, viskas gerai, žiba blizga, ir toks kartais būna, kad vėl atitolsta iki kitos galimos nesėkmės, nelaimės. Kaip čia reikėtų, kad būtų balansas vis dėlto, kad reiktų turbūt neužmiršti aukščiausiojo? Čia įvardijot, kaip sakant, auksinę taisyklę, skęstantysis jau griebiasi bet kurio šiaudo, kai skęsta. Tai iš tikrųjų tam tokia ir parapijos bendruomenės užduotis, ir kunigo užduotis būtų idealiuoju atveju padėti žmogui išgyventi gedulą, priimti skausmą. Ir tikrai mes dažnai galvojam, kad čia jau reikia kažką padaryti, kažką super pakeisti, kažko imtis, kad kaip čia mums išvengtų skaudžių emocijų, bet iš tikrųjų mes atiduodam duoklę savo žmogiškumui. Ir jeigu mums reikia verkti, norisi verkti, tai mes ir verkim, neslopinkim. Tai iš tikrųjų mes skaitykime su savo žmogiškumu to, kuo mes esame iš tikrųjų. O tas ir yra mūsų emocinė dalis, kur jeigu džiaugsmas, tai norim kuo geresnio, kuo didesnio, jeigu jisai yra negatyvus išgyvenimas, tai kaip nors greičiau, kad jisai praeitų, slopinti jį reikia. Tai žinoma, tas tikrai yra tas momentas, kur reikia žmogui tiesiog padėti būti savimi. Kaip ištverite tam tikrose situacijose, aplinkybėse, vis tiek pasitaiko visuomenėje ir piktokų žmonių, džiaugiuosi, kad nėra dauguma, bet mes kiekvienas turbūt neišvengiam bet kurioje srityje, taip ir jūsų savo kunigystės tarnystėje neišvengėte. Kaip susitinka du žmonės, jūs ir tas piktesnis žmogus, kaip randate ryšį? Tai čia iš tikrųjų palėtėt labai įdomią temą. Kitą kartą žmogus piktesnių atžvilgių į kunigą gali kunigą tapatinti su visa bažnyčia. Turi turėti jisai nuostatų, pavyzdžiui, prieš tikėjimą, prie bažnyčią ir savo nuostatą suvesti į asmenį, su kuriuo kalba, bendrauja. Tai tokie atsakai, sakytume, tai tiesiog pagarbi laikysena kalbančių atžvilgių ir toks nustatymas, išklausimas.
tiesiog nesitapatinimas su tuo turiniu, žinot, nes tai yra iš tikrųjų labai lengva pasakyti, jeigu policininkas padaro blogai, tai sakys, kad visa policija yra bloga. Jeigu vienas politikas blogai padaro, tada visas parlamentas yra kaltas. Tai čia tokia labai slidi riba, kur gali būti suredukuota į vieną asmenį visumos problemos. Ar buvo gyvenime, asmenime sunkus kažkoks momentas, akimirka per šiuos metus, kai tikrai skaudėjo širdį ir dėl ko? Gal tokių momentų ir neišskirčiau, kad labai stiprių, labai natūralu, kad pradedant pirmuosius kunigystės žingsnius, šiek tiek, idealai galbūt buvo kiti, realybė kitokia, turėjai vienas žinias apie žmonės, bet supranti, kad tos žinias ne visur funkcionuoja ir turi dar tobulintis, dar gilintis, dar skaityti, domėtis. Ir tas grūdina iš tikrųjų, atsiranda tam tikra tiek kunigystės patirtis, tiek auganti gyvenimo patirtis. Tiek be abejo, kas yra labai svarbu, santykio su Dievu patirtis, augti visą tą apvalkalą, ką tu turi savo gyvenime, dėti Dievui ant delno, Viešpatie, kaip čia dabar. Aš manau, kad tai yra amžinas procesas, jis turi būti be rezultatų, bet procese visada. Pačiam teko teatre kine vadinti, režisierius, atsimenu, sakydavo, nerodykit rezultatų, gyvenkit procese, nes yra pastovus augimas, amžinas augimas. Ar galima sutikti su tuo, ar kitaip? Tai čia ir apaštalas Paulius sakė, bėgu bėgimą, kovoju šaunią tikėjimo kovą, kai pasirodys Kristus, gausiu garbės vainiką. Tai iš tikrųjų tas pats žodis tikėjimas yra tik tikėti, tik eiti, tik judėti į priekį. Tai tas yra labai natūralu, nes greito rezultato norim, bet pastangų labai kad tikslą, motyvaciją ir discipliną palaikyti, nuoseklumą, bet mums jau sunkiau padaryti yra. Čia disciplina labai yra svarbu kiekvieno žmogaus gyvenimas. Kalbamės advento laikotarpiu. Ką jums reiškia pačiam adventas? Pats advento kontekstas iš lotynų kalbos išvertus reiškia atėjimas. Tai mes laukiame švenčių, kada minėsime pirmąjį Kristaus užgimimą čia žemėje ir apmąstome taipogi per adventą būsimą jo atėjimo laikų pabaigoje, kada vyks visuotinis teismas. Tai man adventas iš tikrųjų yra labai trumpas laiko tarpas, jau jeigu žmonės gyvena laike, kuris yra skubantis, bėgantis, lekiantis. Ir tas 4 savaičių tą nuotaiką pajust iš tikrųjų yra iššūkis, bet adventas tai dalykas, toks punktas numeris 1, tai suprasti, kad tai, ką aš darau, yra Dievo dovana, tai yra prasminga ir aš turėsiu duoti apyskaitą Dievui už tai. Vis dėlto, kad tai yra mano dovanos, talentai, bendravimas, pažintis, skaitytojai, viskas yra tvarkoj. Bet tai yra laikina ir vis dėlto tai yra orientuota į Kūrėją, kuris gimė tam, kad mane atpirktų. Net advento metu, net galima vartoti, kalbant apie adventą ekonominį terminą, tokį atpirkimas, kas yra atpirkti, kai bažnyčios tėvai eidavo ir matydavo vergus, tai jie giliai tai apmąstė ir sakė, bet pala, jeigu atsirastų pirklys, kuris nuperka vergus ir duoda jiems laisvę, tai tiem žmonėms pats didžiausias gyvenime džiaugsmas. Tai dvasiniai plotmėj lygiai tas pats. Kristus gimsta tam, kad mūsų atpirktų ir mes džiaugtumės gyvenimu. Tai tas tokia dieviškoji komercija, ką mes apmąstom per adventą. Aš tiesiog žaviuosi, gerbiamas kunige Tautvydas, kai kalbate, iš jūsų eina tokia graži, šviesi, gili išmintis. Esate toks jaunas, o iš kur tiek daug išminties? Tai gal čia tikriausiai Dievo dovana, bet yra ir žmogiškos tam tikras indėlis, pastangos. Turėjau labai gerus mokytojus, kuriem esu dėkingas, turėjau labai gerus dėstytojus šaunius seminarijų, kuriems esu labai dėkingas. Ir be abejo turėjau tikrai ir turiu tam tikrų, kaip sakyt,
retorikos autoritetų, kuriuo aš pats klausausi, kuriais, dar man vis tiek, kad pats gaučiau maistą, vis tiek duoti kitiem yra viena, bet ir pats tu turi kažko maitintis, palaikyti pulsą, tai man tas irgi yra labai svarbu. Irgi smalsu paklausti, pirmas tas širdį pašaukimas į kunigystę, kada atėjo tas momentas, akimirka, kai pajutote, kad tai čia mano kelias, čia aš jaučiu ramybę, čia galiu tekėti, tik eiti, kaip minėjo, tikėjimas. Gal tai iš tikrųjų, jeigu jau taip jau kada jau labai tiksliai atsakant. Nebūtina valandų. Tai buvo popiet. Labai gerai, svarbi detalė. Ir tai buvo 2013 metai, Kaunas, Žalgirio arenos kalva. Labai tiksliai aš tą momentą atsimenu savo gyvenimo, nes tiesiog atėjo mintis, kai aš galvojau, ką čia gyvenime veikti, ką daryti, kaip tik buvo Lietuvos jaunimo dienos tuo metu, ir tiesiog atėjo mintis būti kunigu. Ir kas yra šeimom, kas yra labai aktualu, ar žmonėm, kurie ieško antros pusės gyvenimo krypties. Ta mintis, kuri mumise sukas ir apie kurią mes galvodami nerimstam, jaučiam laimę, ramybę per ilgalaikę perspektyvą, tai ir yra atsakymas. Tai yra atsakymas. Pasiūlymų gali būti, yra ir labai daug, kitų alternatyvių, kurie irgi gali atitikti gabumus, talentus turimus, bet ten, kur jaučia žmogus ilgalaikiai perspektyvai po tokį stabilumą, ten yra jo kelias. Tai aš irgi, tarp kitko, po mokyklos baigimo buvau įstojęs į istorijos fakultetą Vilniaus universitete ir tą pačią vasarą į seminariją. Ir kai reikėjo pasirinkti vieną ar kitą, aš pasirinkau ten, kur man nušaukė širdis, kur aš jaučiau jau tą ilgalaikę kalbinimą, nors man ir istorija nėra svetima. Jūs ar laimingas esate žmogus? Taip, laimingas. Na taip, pavyzdys, gerbimieji žiūrovai, kaip reikia dirbti savo mėgiamą darbą. Kartais, aišku, gyvenimas daro savo išdaigas, tenka dirbti kažkurį laiką kitą darbą, bet čia reikia turbūt išmokti atrasti tą balansą, kad tai yra laikina iki to tikslo, kol surasi tą kelią, kur kalėdojate. Kaip per kalėdojimą išeina rasti ramybę? Gal iš tikrųjų toksai momentas, čia kalėdojimo ta ramybė, iš tikrųjų, čia toks įdomus jūsų klausimas, tai pradėsiu nuo pirmosios dalies apie kalėdojimą iš tikrųjų. Tai kalėdojimo kokia yra mintis. Parapijoje tarnaujantis kunigas ar kunigai turi parapiečių ne tik tarp bažnyčios sienų, bet ir už jos. Ir mintis kalėdojimo yra pažinti žmonės, su jais bendrauti, koks jų pulsas, kokie yra išgyvenimai, dvasiniai poreikiai kokie, atliepianti dvasinius poreikius, ypatingai žmonėms, kurie turi judėjimo negalią arba yra senyvo amžiaus, arba yra kitokios aplinkybės, dėl kurių negali atvykti į bažnyčią, su jais susitikti, atšvęsti kartu išpažinties sakramentą, gal kam reikia ligonių patepimo, tiesiog skirti laiko bendravimui. Tai tokia yra kalėdojimo mintis. Kalėdojimo mintis irgi labai gražiai atliepia posakis: svečias į namus, Dievas į namus. Tai kai kunigas lanko ar namus, ar butą, kur žmogus gyvena, kartu su žmogumi meldžiasi, atnaujina tikėjimo kibirkštį, padrąsina. Galbūt žmogui yra kokių nors tikėjimo klausimų, išgyvenimo klausimų. Tikėjimo šviesoje juos atsakyti tada reikia. Tai iš tikrųjų kalėdojimas nusunkiantis dalykas, galima suprasti tą, bet tame yra labai didelė prasmė, kad vis dėlto žmogus patiria tą dievišką kibirkštį, kad ypatingai kodėl per Adventą, per Kalėdas tas vyksta. Aišku, yra šaltasis metų sezonas, kada žmonės nedirba laukuose ir taip toliau, nes dabar mes gyvenam tokia miestų kultūroje, urbanizuota viskas yra, bet anksčiau tai būdavo taikoma prie būtent konkretaus metų sezono, kada tiesiog šeimos, žmonės daugiau būna namuose.
Na, o ramybę, kaip išlaikyti ypatingai per Advento metu ir visos tarnystės ritme, tai iš tikrųjų sveikas santykis su savo pareigomis, sveikas santykis su žmonėmis laikantis ribų, kas mums iš tikrųjų žmonėm kartais yra sudėtinga būti atsakingu už save. Tas pats yra iššūkis, galima sakyti, ir kunigui. Nori padėti visam pasauliui, bet paskui supranti, kad tavo paties kailis jau dega, nes tu neišgyveni, neišpildai atsakomybės už save, kad tu irgi esi žmogus. Ne, tai va tas ribų nusibrėžimas tiek bendravime, tiek tarnystėje, tiek galų gale ir kas yra labai aktualu ir poilsio režime, poilsio kultūroje, prasmingame to praleidime. Taip, labai taikliai pataikyti, kad žmonės šiuo metu, ypač 21 amžiui, kapitalistiniam amžiui, linkę labiau kitus matyti, save pamiršta, toks ir jaučiasi, kad pasaulis šiek tiek tapo toks piktokas, matom, kas vyksta pasaulyje, susierzinęs pasaulis ir net ginklai iškelti, reiškia, prieš žmonės, prieš vieną kitą tautą ir panašiai. Tai turbūt čia tas svarbus Advento laikotarpis sugrįžti į save. Taip, tas tikrai taip. Ir galima netgi sakyti, ne tik sugrįžti į save, bet ir jeigu tai yra įmanoma, o mums tai visą laiką yra siekiamybė šiais laikais, prilėtinti kiek įmanoma gyvenimo tempą. Neskaičiuoti savaitėmi priekį, mėnesiais į priekį, na bent dieną į priekį, pusdienį. Va tokie sugrįžimų į save, nes kitą kartą mes ir pametame ir kuri savaitės diena ir net kartais net kiek valandų, nes tiesiog laikas mes jo nefiksuojam, mes neišgyvenam, nes mes turim per daug įvykių, per daug išorinių, tokių kaip, stimuliantų, sakytume, įvykių. Mes esam persisotinę, o Adventas yra būtent šiek tiek tokio sustojimo, atsigręžimo į svarbiausius dalykus, į vidinę pačią prasmę. Taip, išgirsti, pajausti ir tada žygiuokime prie kalėdinės giesmės, kokia giesmė jums yra artima, kuri patiktų, nemažai. Tikrai gausus jų rinkinys ir galbūt Advento aš tikrai neįsivaizduočiau be tradicinės giesmės Adventui, kuri vadinasi lotynų kalboje Rurate Celi, rasokit dangus. Tai tikrai aš jos namuose būdamas pasiklausau, pasileidžiu YouTube, vadinasi Rurate Celi, gieda vienuoliai trapistai, toks yra tamsumoje šešėliuose yra toks altorius, žvakės dega, ten smilko tokia nuotrauka ir labai senovinis įrašas. Ir iš tikrųjų yra labai gražu ta muzikinio dvasingumo dalis, kada giedamoje giesmėje žmogus, tikintysis, išgyvena teksto prasmę. Kad tai tas tekstas, kuris yra atliekamas, yra ir malda. Jis yra visai kitaip atliekamas, visai kitaip klausytojai priimamas ir iš tikrųjų sukuria tą maldos nuotaiką, tą tokią sustojimo jausmą. Tokią. Tai tikrai čia 2-3 minutės ir žiūrėk, tavo jau ritmas jau toks, jau pulsas net širdies sulėtėja, nes gera tiesiog būti. Tai kaip suprantu, pats mėgstate irgi giedoti? Tenka, mėgstu, iš tikrųjų švęsime bernelių mišias 21 valandą Elektrėnuose kūčių vakarą. Tai kviečiu brangus skaitytojai sudalyvauti bernelių mišiose gruodžio 24 dieną 9 valandą vakare. Kam būtų per vėlu, tai atvykite į šalimai esančias Ketaviškės 19 valandą vakare ir išgirsim iš tikrųjų to kalėdų aidesio. Greitai renkitės ir bėkit, piemenėliai paskubėkit, tos mūsų iš vaikystės įsimintinos giesmės, kurios tiesiog sukuria tą tokį kalėdinį džiaugsmą. Greitai bėgsim. Bėgsim, tikrai. Labai malonu klausytis jūsų, gerbiamas kunige Tautvydai. Metai tarnystėje, ar būta kokių nors kuriozų šventų mišių metu? Vienas kitas koks įdomus
Žinot, čia pasakot galėčiau ilgai, nes iš tikrųjų ypatingai tokį vieną, gal pasidalinsiu tokį linksmesnį, kitus turiu susirašęs į sąsiuvinį, kada senatvėj skaitysiu savo. O čia gera knyga. Bet teko vieną tokį pamokslą sakyti ir tikrai tema buvo aktuali, žmonės mačiau, kad klausė iš kūno kalbos, iš veidom, kad tikrai pritarė, linksėjo ir ten viskas buvo gerai. Aš paėmiau tą savo lapelį, tokius punktus būnu susirašęs, schemą pasidaręs, atverčiu kitą pusę pašneku ir savo tikrai klausiu, ar nieko nepamiršau pasakyti. Ir už kelių metrų buvęs žmogus, kuriam tikriausiai atsibodo, sakė, amen, užmiršot. Aš taip laikrodį žvilgt, kad aš ten šnekėjau pusę valandos jau taip jau geros. Bet žmonės klausė, jiem patiko. Tai reiškia, galima šnekėti. Galima šnekėti, tik tai tą žodelį. Bet tai gerai, gerą suplerį turite. Taigi, gyvenimą įneša. Na va, čia toks jausmas, kad lyg mišiuose mes būtumėm ir klausytis jūsų žodžių tikrai yra prasmingai ir aš manau, gerai prasme prisigėrėm tų gražių kalėdinių advento žodžių, kurie tiesiog dabar širdyje ten vaikšto, kalbasi žodis su žodžiu, kaip tu, kaip jautiesi ir tokia lyg ramybė krūtiniai. Dabar aš bent jau jaučiu. Norėčiau paprašyti jūsų, ką palinkėtumėte laikraščiui Elektrinų kronika skaitytojams, kurie skaito ir žiūri mūsų video reportažus. Norėčiau palinkėti vienas dalykas, aplankykit savo kaimynus, kas gyvenat būtuose. Ir tai bus jūsų mažas geras darbas, kurį galit padaryti dar šiais metais, nes iš tikrųjų skaityti mes skaitom, mediją žiūrėti žiūrim ir klausyti klausom, bet ko mes iš tikrųjų stokojam, mes stokojam gyvo santykio, ypatingai vyresnio amžiaus žmonės. Tikrai kilkit, eikit vieni pas kitus ir atnaujinkit ryšius. Tai to tikrai linkėčiau skaitytojams ir visiems šią laidą žiūrintiems. Gyventi viltimi, gyventi džiaugsmu, ką duoda Viešpats Jėzus, atnaujindamas santykį tiek su Dievu, tiek bendruomenėje vienas su kitu. To mums tikrai reikia. Išgyventi džiaugsmą, bet ne kaip po individams, bet kaip po bendruomenė. O bendruomenė vienas žmogus niekad nebūna, reikia ir kitų. Tai leiskimės laiptais į apačią arba į viršų, vienas su kitu. Net galima net kalėdaitę perlaužti, jeigu tokiu atlieka po šventųjų kalėdų. Fantastika. Gal yra koks nors neužduotas klausimas, į kurį norėtumėte atsakyti? Tai gal amen. Mėly žiūrovai, šiandien turėjome nuostabų pokalbį su kunigu Tautvydu. Taip, jūs teisūs, tai šiltas, nuoširdus, atviras žmogus su žodžiais, kurie ateina į kiekvieno mūsų tikinčiojo širdį. Ačiū, kad buvote kartu. Su jumis buvo Robertas Šarknickas ir kunigas Tautvydas. Garbė Jėzui Kristui. Amen. Per amžius.